atrodo prasidėjo kaip ir neseniai, bet iš tikrųjų labai pagalvoju dabar labai seniai, gal prieš 10 metų. Aš susipažinau su Vartų galerija, tai buvo mano pirmoji tokia pažintis su menu Vilniaus Vartų galerija ir jie organizavo kelionę į mugę į Vieną. Ir aš nusprendžiau ten vykti, kad susipažinti su menu. Man labai patiko, aišku, daug ko labai nesupratau, bet man ten įspūdis buvo didžiulis, nes buvo įvairiausi meno kūriniai iš įvairiausių šalių. Ir labai didelė koncentracija, gražūs žmonės ir viskas buvo taip, wow. Ir aišku, dar aplankėme kolekcininkų namus, kur aš supratau, kaip tą šiuolaikinį meną galima derinti interjere. Kad muziejus gali atrodyti vienaip, kas labai svarbu, ten, ir kaip tu gali paskui tą meną pritaikyti namuose. Ir man ten, kai namus dar pasižiūrėjau, tai mane nunešė stogą. Ir nuo to prasidėjo, kad aš norėjau panašių namų, norėjau labai meno, nes man menas tai estetika ir dėl to nusprendžiau kolekcionuoti. Man reiškia labai daug, nes tai mano aplinka, kurioje aš gyvenu ir man turi būti, aš negalėčiau, kad būtų plikos sienos, man turi būti skulptūros, man turi būti paveikslai ir dar turiu žinoti, kur aš jį nusipirkau, kokioj mugėj, kokioj galerijai, kažkokia tai istorija su tuo susijusi. Pavyzdžiui, Vurmo, vienas pirmųjų mano kūrinių buvo Vurmo bananas, One Minute Sculpture. Čia aš jį turiu. Tai čia buvo mano irgi įsigytas Vienoj pas menininką pilyje. Ir aš taip vaikščiodama nieko nesupratau ir man toks, aš jį pamačiau ir pasakiau iškart toks, noriu. Nei aš ten labai supratau, apie ką, nei kaip, bet toks buvo grinai emocija. Ir man yra estetika. Estetika ir idėja. Kad dėl ko tas, man aišku, perkant aš visą laiką pasižiūriu ir idėją. Pasižiūriu, kur jisai yra rodomas, kokioj galerijai, kur jisai buvo, ar jisai dalyvavo kažkokiose parodose, mugėse. Vis dėlto pasižiūriu, ar perspektyvus jisai yra, tas menininkas. Ir aišku, patinka, nepatinka. Aš pasitariu su galeristais. Būtinai man svarbu, jeigu pasakys galeristė ar galeristas visai nevertas, man truputėlį taip, aš pagalvosiu. Aš neturiu dar tiek tokių žinių, kad galėčiau pati nuspręsti. Čia reikia labai domėtis, skaityti, bet aš pasižiūriu istoriją. Ir man tai svarbu, kur jisai buvo rodomas, kokiose mugėse, kokią galeriją atstovavo jį. Emocijos labai svarbu, bet aš nesikliauju vien tik joms. Anksčiau buvo tas pirminis, kad ir tas Vurmo, gerai, kad aš tai pataikiau, bananas. Bet vis vien aš jau žinau, kad jisai žymus, Ervinas Rumas žymus menininkas, aš pas jį buvau, pamačiau, kaip jis kolekcionuoja tą šiuolaikinį meną ir kaip jisai savo būtent suderina tą pilies interjerą su šiuolaikiniu menu. Tai buvo vienas toks kaip kriterijus, bet vis vien emocija labai svarbu, bet svarbu ir pasižiūrėti, kad būtų perspektyvus menininkas. Kad jisai, aišku, gali būti taip, kad ir nutrūks jo karjerą ir nieko nepadarysi. Bet yra truputėlį noris, kad jisai augtų, yra tas toksai, o dabar jisai, aš nusipirkau, kainavo tiek, o dabar jau kainuoja 1000 brangiau. Yra tas toksai, o kaip gerai pataikiau, iš tas kaip azartas gaunasi, kad kaip investuoji, kaip į gerą akciją. Ne jeigu jinai užaugo, o daug meno kūrinių užaugo jų vertė, tarkim, kur aš pirkau prieš 10 metų, nemažai tikrai užaugo. Tai yra tas toksai emocija, kad kaip gerai, reiškia, aš turiu kažkokį tai supratimą, man gerai ir galerija patarė ir dėl to yra tas toks pasitenkinimas. Nežinau, man labai patinka Basketas ir kažkaip pagalvojau, kad galbūt su juo norėčiau
nes jisai mirė gan jaunas, 28 metų ir man jo darbai yra kažkas tokio. Vis dėlto reikia suprasti idėją, kad ir ypač žiūrint šiuolaikinį meną, tu negali šiaip ateiti, pasižiūrėti vien tik kaip estetiką, visiems turi prieš tai pasiskaityti ir žinoti, man labai tas svarbu, kokia yra idėja ir nuo to priklauso tavo požiūris į tą paveikslą ar meno kūrinį ar skulptūrą, kai žinai idėją ir būtent kodėl va taip jisai darė ar ką norėjo to parodyti menininkas savo kūrinyje. Tai va tas va ir būtent norėčiau, kad sutelktų ir duotų idėjos žinutę labiau skleistų. Tai visų pirma mugės ir man visų patinka Bazelio. Visos Bazelio, kur vyksta ar Bazelį, ar Bazelis Miami, ar Bazelį Honkongė, va šitos mugės. Tenais, kaip nuvažiuoju ir pasižiūriu, vėl visai kitoks požiūris į meną. O Lietuvoje? Lietuvoje irgi įvairiausios parodų atidarimai. Aš patarčiau visieną kažko pradėti. Gali būti gal ir padarys klaidų pradžiai, bet visieną pasitart su ekspertais ir pradėti, va, kas patinka irgi po truputį suderinti tą emociją su kažkokiom žiniom. Ar tai savo žiniom, ar tai galeristės, galerininko žiniom. Visieną reiktų pasitarti, paklai nepirkti. Ir nepirkti bet kur, atsirinkti ir pasižiūrėti dar menininko tą visą istoriją, ką jisai daro, ką gal, pažiūrėti. O ką reikėtų atkreipti dėmesį, tas bet kur galėtumėt patikti? Kas įrodo, ką baigė, kas įrodo, kokios, ta prasme, galerijos, ar kur dalyvavęs, kokiose parodose. Tai daug ką pasako. Jeigu menininką galerija kviečia, reiškia, jisai perspektyvus. Jeigu gera galerija, tai jinai kvies gerą menininką, reiškia, jisai perspektyvus.